Sveiki draugai, su jumis Haroldas, 5 techninės analizės pamoka, kaip atpažinti trendą. Tai jau turėjom pamoką, kur aiškinau, kad marketas gali judėti tik vienu iš dviem būdais, arba šonu, arba trendinti. Tai trendinti į viršų, trendinti į apačią, nesvarbu, bet nėra daugiau jokių kitų judėjimo būdų, tai arba šonu, arba trendinti į kažkurią tai pusę. Ir šiandieną pakalbėsime būtent apie trendus, kaip atpažinti trendą. Ir turite suprasti, kad trendas prasideda ir baigėsi lygiai taip pat. Tai su market structure breaku, kai kur tai vadinama change of character. Tai čia realiai tas pats MSB sutrumpinimas arba kažkas tokio. Nežinau šito antro sutrumpinimo, bet esmė, kad tai tas pats dalykas, market structure breakas arba change of character. Ir parodysiu diagramui, tai turime range'ą, ne? Range'as tai apibūdinkim taip, kai marketas juda neaiškia kryptim. Lyg tai pakyla, bet vėl nusileidžia, vėl pakyla, vėl nusileidžia. Nebūtinai turi būti labai jau toks lygus range'as, čia gali būti belekoks range'as. Ir realybėje taip ir bus. Tokių clean levelių nebus niekada, bet esmė, kad yra kažkoks periodas, kur marketas nepasirenka savo krypties ir mes matome, kad turim high, kurie yra nusilofinami iki lows. Ir tada ateina high, tai yra trend legas, mūvas stiprus, kuris negrįžta atgal į range'ą, kuris įsibreikautina iš to range'ą ir nuskrenda gan toliau virš jo. Ir vat būtent šita linija, kai mes turim praeitą range'o high, kuris grįžo atgal į range'ą ir po to mes jį pramušėm ir nebegrįžom atgal į range'ą, tai yra vadinama market structure breaku arba change of character. Na ir tada turime žaliai pažymėtas trendą, tai trendas dažnai judės daug toliau negu jūs tikitės ir su mažais pullbackais. Tai neduos gilaus pullbacko galimybės visiems, kurie čia pramazino įsimesti, tai duos siaurą pullbacką, trumpą, mažą, whatever, ir angliškai shallow, lietuviškai nežinau, mažas pullbackas, jo, tai ant mažo pullbacko normiai bijo įsimetinėti, galvoja, kad perka topą, lauks ilgo pullbacko, ilgas pullbackas ateis tik tais, kaip jau matysit, pabaigoje, kai trendas baiginėjasi. Tai jo, turim trendą, trendina ir kažkur trendo viršui vėlgi turi susiformuoti panašus range'as, ir susiformuoti panašus range'as ir padaryti market structure breaką. Tai yra trendais charakterizuotųsi būtent taip, kad žemiausias low, kuris privedė prie naujausio high, galim taip pasakyti. Tai jeigu turim highs, turim trendą, tai šitas low privedė prie šito high, šitas low privedė prie šito high, turime vėl naujo low, kuris vėl privedė prie naujo high, naujas low privedė prie naujo high, ir dabar mes turime low, kuris pramušė praeitą low ir nebeprivedė prie naujo high. Tai vat šita vieta yra market structure breakas. Tai lygiai taip pat trendo viršų jūs matysite kažką tokio, kur turėsit low, kuris priveda prie high ir po to naujas low pramuš praeitą low ir nebeprives prie naujo high, ir tai dažniausiai atrodo taip ir subyra į apačią. Tai jo, tai trendas taip ir prasideda ir pasibaigia nuo market structure breako, nuo būtent šito dalyko. Kas dar? Jo, kaip ir viskas, pavyzduką parodysiu ant daily charto Ethereumo, irgi čia line chartas įjungtas, tai matom, kad turime turime kažkokį tai range'ą, kur marketas net neduoda aiškaus directiono, tada turime stiprų breakoutą, kuris negrįžta atgal, turime market structure breaką, tada turime stiprų trendą, su mažais pullbackais, be gilių pullbackų, tai yra gal taip galima išsireikšti.
neduoda gilių pullbackų, duoda tokius, kaip lietuviškai, negilius pullbackus, jo. Duoda tokius negilius pullbackus ir šitoj vietoj. Na, čia galima iš tikrųjų arba čia žymėti. Teisingiau būtų šiaip žymėti šitą levelį, nes šitas low privedė prie aukščiausio high. Tai čia yra swing low. Tai vat, užsiklausinus žemiau šito levelio būtų MSB. Bet ant didelio time frame galima imti ir šitą low. Čia vadinasi interim low. Tai šitas low neprivedė prie naujo high. Tai čia kaip internal toks structure gaunasi. Bet galima imti ir šitą levelį po tokio stipraus uptrendo. Tai jau realiai po šito levelio close jau buvo galima sunerimti ir visur čia pradėti evakuotis iš longų. Na ir matome privedė prie to. Tai ant visų time frame'ų vyksta toks, tai nebūtinai čia ant daily, galima belė kokį time frame'ą įsijungti čia iš akies. Pabraižyti, va, turime range'ą, ne, turime breakoutą, kuris negrįžo, na ir čia turime MSB, čia turime low, kuris privedė prie aukščiausio high, kai tas low buvo sulaužytas, tai kaina subirėjo į apačią. Čia pilna tų pavyzdžių. Darvo, tarkim. Tai gerai, čia downtrendo pavyzdys, ne? Šitas high privedė prie žemiausio low, tai čia būtų mūsų market structure levelis, kai kaina užsiklausina aukščiau jo, pradeda trendint, prasideda uptrendas. Ir vėlgi matom, kad po stipraus trendo nebuvo taip iškart, buvo kažkoks tai periodas, kur buvo kaina sideways range, pasistatė tą levelį, kai jį breikino, tada pradėjo kilti viršų. Dar pavyzdų, kad toj kokį nors gal MBTC geriau. Tokį čia pavyzduką radus. Taip dabar iš akies nematau. Nu va, tarkim. Turėjom kažkokį tai range'ą, na, kur marketas neturėjo aiškaus directiono. Nu, tipo kaip ir kyla į viršų, bet gan neaiškiai. Turėjome šitoj structure breaką, kuris negrįžo. Gan greit sujudėjo į viršų. Ir įsijungtume, jeigu line chartą, galima online chartą daug patogiau susirasti, kur tiksliai tas market structure levelis. Tai matom, kad čia turim aukščiausią high, kuri ir prie šitą high privedė šitas low. Tai realiai čia būtų mūsų market structure levelis. Taip pat čia turime ir taip pat kaip ant Ethereum pavyzdžio interim high. Tai čia nu toks jau pirmesnis levelis, kur reiktų sunerimti, tai jau realiai šitą levelį breikinus jau galima pradėti sunerimti. Nu ir šito vietoj čia jau obvious reikia evakuotis, tai dažnai tai būna, ne, kad breikina, visi čia pradeda per anksti shortinti, tada jos įskvizina, duoda retestai lower high ir va šito vietoj geriausiai in profitus ir dingti iš čia. Ir būsi nuraidinęs visą šitą trendą. Taip, tai šiandienai tada tiek ir susitiksime kitoj pamokoj.